Labas vakaras, Liepos 22, trečiadienis DRT eteryje žinių laida. Smagu, kad žiūrite. Praėjusį ketvirtadienį Druskininkuose pradėtos į pasaulio geriausių penketuką pagal techninius parametrus pateksiančių ir visus metus veiksiančių uždarų slidinėjimo trasų komplekso statybos. Anot projekto sumanytojų, šis unikalus objektas taps ne tik Lietuvos, bet ir visų Baltijos šalių bei Europos slidinėjimo mėgėjų ir sportininkų traukos centrų. Klimato pokyčiai ir globalinis atšilimas pastaraisiais metais neleidžia žiemos sporto šakų gerbėjams mėgautis tokiomis paslaugomis. Lietuvoje jau nuo 2011 metų slidinėti visus metus bus galima Druskininkuose. Viešbučio Aqua Medūna konferencijų centre surengtame projekto pristatyme meras Ričardas Malinauskas atvykusiems svečiams pristatė ambicingąjį projektą. Renginyje dalyvavo ūkio ministras Dainius Kreivys, ministerijos kancleris Gediminas Miškinis, valstybinio turizmo departamento direktorė Nijolė Kliokienė, projekto sumanytojai, partneriai ir daugybė kitų svečių. Į renginį tądien atvykusius svečius Druskininkuose pasitiko žiema. Slidinėjimo trasų statybvietė buvo padengta sniegu, o susirinkusiems svečiams vidurvasarį žiemos nuotaiką ir slidinėjimo malonumus priminė baltas sniegas bei sniego gniūžtėmis besimėtantys žiemos pramogų mėgėjai. Ketvirtadienį į uždarų kalnų slidinėjimo trasų statybvietę atvykusių svečių laukė maloni staigmena – sniegas. Aplinkiniai medžiai ir būsimų slidinėjimo trasų statybvietė buvo padengta dirbtiniu sniegu. Apžiūrėti minėtos statybvietės atvyko laikinasis ūkio ministras Dainius Kreivys, ministerijos kancleris Gediminas Miškinis, valstybinio turizmo departamento direktorė Nijolė Kliokienė, Seimo narys profesorius Justinas Karosas, projekto sumanytojai ir daugybė kitų svečių. Tądien uždarų kalnų slidinėjimo trasų statybvietėje surengta simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija, kuri buvo patikėta Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui, ūkio ministrui Dainiui Kreiviui ir į projektą investavusios bendrovės Stamita vadovui Andriui Stasiukynui. Renginyje Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sakė nė kiek neabejojantis šio projekto sėkme. Dengtos kalnų slidinėjimo trasos tai yra tas objektas, kuris veikia ištisus metus, 365 dienas per metus, ir jis po to vienu stogu gali teikti keletą paslaugų. Ne tik tai slidinėjimas slidėmis ar snieglente, bet ir žiemos įvairių sporto šakai, net ir pramogos žiemą ir be slidžių ten taip pat yra galimos, o jo labiau, kad tam komplekse bus ir dar visokių kitokių užsiėmimų, tai ir laipiojimas uolomis, tai ir teniso kortai, tai ir skvošas, kerlingas ir kiti žaidimai ateityje. Jūs nė kiek nebijote šio projekto sėkmė, juk dabar krizė? Jeigu aš abejočiau, tai nebūčiau taip kovojęs už jį ir nebūčiau tiek stengęsis. Kada pradedi daryti, turi tikėti ir žinoti, kad tik tai taip ir bus. O būtent dabar yra laikas, turint lėšas, būtent dabar yra laikas investuoti. Nes šį projektą, jeigu būtų skaičiuota prieš metus maždaug pusantrų laiko, tai jis būtų brangesnis mažiausiai 40 milijonų litų. Šiandien būtent ekonomiškai taupiai statant, tai yra būtent šiandien diena, kada tai reikia daryti. Ūkio ministras, kalbėdamas apie naująjį analogų neturintį slidinėjimo trasų kompleksą, negailėjo jam pagyrų, o Druskininkų merą Ričardą Malinauską vadino svajonių realizuotoju. Kaip ministras atsakingas ne tik tai už ūkį, bet ir už turizmą, vertinu labai puikiai ir aš manau, kad tokių iniciatyvų, ypač tokių laikų, tai yra tai, ko mums labiausiai trūksta. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mes turime tokių iniciatyvių merų. Ričardas Malinauskas, ir manau, jeigu mes galėtume kiekvieną miestelį turėti po tokį merą, Lietuva tikrai būtų panašus į Druskininkus. O jeigu rimtai, tai aš tikrai manau, kad tai didelė paspirtis mūsų statybininkams, mūsų pramoniai tokie objektai, ir aš manau, kad geras pavyzdys mums vyriausybei, kuri rengėsi per viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę įgyvendinti per ateinančius 2 metus projektų beveik už 7,4 milijardo panašaus pobūdžio. Tik tai eis investicijos į infrastruktūrą ligoninių, kelių, senelių namų ir mokyklų. Taigi yra ir vyriausybė iš ko pasimokyti, ir aš manau, kad tokie pavyzdžiai bus dažnesni šiuo laiku Lietuvoje. Į pradėtą statyti Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų kompleksą investuota 90 milijonų litų. 40 milijonų ES lėšos. Daugiau nei 50 milijonų litų įsipareigojo investuoti projekto partnerė uždaroji akcinė bendrovė Stamita.
Prieš kurį laiką ši bendrovė buvo nusprendusi skirti lėšų panašaus objekto statymui Vilniuje, tačiau šio sumanimo atsisakė ir lėšas investavo į Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų kompleksą. Pasirinkome druskininkus todėl, kad druskininkai kryptingai eina viena kryptim, dirba, nesiblaško pats miestas, patys politikai. O Vilniuje nežinai, tai vieni mano, kiti taip mano, nėra pastovumo, verslas kaip ir visi ieško pastovumo. Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų su dirbtinė sniego danga komplekse bus dvi pagrindinės trasos – uždara ir lauko, kurių bendras ilgis viršys 900 metrų. Čiuožti uždara trasa bus galima net ir kai lauko temperatūra pasieks 30 ir daugiau karščio, o lauko trasa veiks oro temperatūrai nukritus iki -2–3 laipsnių Celsijaus. Komplekse papildomai bus teikiamos ir slidinėjimo įrangos nuomos, slidinėjimo mokyklėlės, maitinimo bei poilsio paslaugos. Planuojama, kad nuo 2011 metų Druskininkuose bus galima slidinėti visus metus. Projektų įgyvendintojai paskaičiavo, kad paslaugų naujumas ir kompleksiškumas per dieną pritrauktų apie 400, o per metus 150 tūkstančių lankytojų. Esant tokiems lankytojų srautams, anot mero Ričardo Malinausko, projektas atsipirktų maždaug per 12 metų.